Sveiki, aš Dovydas ir šiandien aš žaisiu Plants vs. Brainrots. Tai yra kažkoks tai sudimas tarp Grow Garden ir Sila Brainrotai. Iškart atsiradęs aš matau, kad Plants Shop. Žodžiu, čia dabar reikia pirkti augalų sėklas, kaip ir per Grow Garden, ir dėti čia sėklas. Jo, aš tik padėjau kaktusų sėklą ir rašo, kad 3, 2, 1 ir jo, užaugo kažkoks kaktusas. Tai šaudo į nubinį bananinį ir, tas bananinį nugalės ar aš namė. Nu, tarkim, čia yra Place Brainrot ir ai. Tai tu nužudai Brainrotą ir turėjai padėti kaip savo fermą. Ir čia galima nusipirkti dar vieną platformą. Blemba, mano tas vienas mažas Brainrotas nespėjo. Turiu tik $100. O kaip čia gauti pinigus? Visas žaidimas yra tame, kad tu perki augalus ir jie turi šaudyti į Brainrotus. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš turiu tik $136, tai man net kaktusą neužtenka nusipirkti. O, aš jau turiu 229. Jau galiu nusipirkti ir aš nusipirksiu kaktus seeds dar vieną, nes aš tik tą galiu nusipirkti. Ir va, pastatom čia dabar šitą. Ir va, atsirado 2 dabar ir jie dabar šaudo į kažkokį bambambinį, nimbambinį. Čia yra kažkoks Gears Shop, čia galima kažką... Čia tikrai Grow Garden. Ir man atrodo, kad šitas žaidimas sukūrė tas pats žmogus kaip ir Grow Garden kūrėjas. Šitas žaidimas yra labai panašus į tokį žaidimą Plants vs. Zombies, kur labai jau legendinis žaidimas. Ir aš turiu $300. Aš galiu nusipirkti dar vieną kaktus seeds. Jei. Gerai, padėsim ją va čia. Ir aš jau turiu kažkokį ar orangutinį, ananasinį ir dar vieną orangutinį, ananasinį tik auksinį. Gerai, šitas tikrai geresnis. Gerai, šitą padedam. Šitą paimam ir tada va šitą dabar čia padedam. Oho, man $7 davė. Palaukit, truputį sustabdysiu nuo video žiūrėjimo, nes norim ką pasakyti. Noriu pasakyti, kad 91% žmonių, kurie žiūri mano video, manęs nesubscribina. Tai jeigu jums patinka mano video, tai pasubscribinkit į mane ir pasakykit like. Viskas, netrukdau jūsų. Pažiūrėkit, kokia čia didelė balerina kapučino. Jeigu nužudysiu jie, tai aš nežinau, aš ką padarysiu. Gerai, aš jau turiu 650. O jeigu aš, pavyzdžiui, parduosiu savo nubinį picaninį šitam va žmogui, want to sell my Brainrots. Aha, ir kiek man davė €100 už tai. Ir tam, kad nusipirkti kitą takelį, reikia 25 000. Jūs pažiūrėjau, koks čia nubinį picaninį, čia ką, jūs išpratėjot gal. Gerai, atsinaujinu parduotuvę ir aš galiu nusipirkti dar vieną kaktus seeds ir padėsiu jį va čia va. Aš galiu skūrą. Koks geras pavadinimas. Ir ar jisai yra geresnis nei mano 7, jo, šitas geresnis, tai šitą aš paimsiu. Jo, ir uždėsiu šitą. Man reikia, galiu nusipirkti. Jo, nusipirksiu. Jo, aš dabar turiu dar vieną platformą, į kurią aš įdėsiu orangutinį, ananasinį. Ir dabar aš turiu 860. Mano labai gerai žudo šitie. Pažiūrėkit, kaip šitas skūrą greit nužudė. Davai, pažiūrėjom, kiek šitas kainuoja. Šitas kainuoja $89, net neverta. 1700 turiu. Man atrodo, aš galiu nusipirkti geresnį Brainrotą. Jo, aš galiu nusipirkti Strawberry Seeds. Gerai, paėmiau Strawberry Seeds ir padedu ją čia va. Aš iš pradžių turiu Team Cheese labai nelabai. Tada turiu Agalrinį Lapalinį ir dar turiu Nubinį Pizzaninį. Tai mano fanas. Kažką noriu Sigma. Aš tau kažką duosiu. Nu, davai, pažiūrim, ką esu man tuos. Klausi, tu Dovydas? Taip. Nejaugi čia mano fanas. Jo, tu papuliusi į video, kažką iš čia klausi. Čia man atrodo, čia atėjo mano fanas. Tai kad tu tiesiog atėjai. Kodėl tiek daug fanų? Kodėl mano fanai atėjo čia visi? Man tiek daug visko davė. Barbar patapimpla, o kas čia? 5000 per sekundę. Nu viskas, tiesiog 5 žingsniais į priekį. Kaip sakoma, mano fanai man visada padeda. Ačiū jums labai fanai, kad padedat man. Aš galiu nusipirkti dar vieną. Jis man duoda dar Brainrotų. Jis man davė Pepito di Polo, kuris duoda 20 000. Jūs išpratėjot gal? Čia per daug. Trupučiuką per daug man davė jie. O aš turiu 200 000. Žodžiu, fanai man labai padėjo. Aš turiu 1 400 000 per pusvalandį, aš nežinau, čia per daug gerai. Ką aš galiu nusipirkti už 1 milijoną? Ne tiek ir daug. Blemba, 670 milijonų. Ir galiu Sunflower Seed nusipirkti. Aš labai fanai, kurie padėjo, tai yra, bet aš netikėjau, kad aš sutiksiu fanų Roblox'e. Gerai, aš turiu 4 milijonus ir aš žinau, kad aš galiu parduoti viską, ką aš turiu. Man davė dar 2000. Kaip buvo verta, čia nekalbam apie tai. Gerai, aš nusipirkau Pumpkin Seeds, nežinau ką jie daro. Per daug augalų. Ok. Tada iškasim kažką.
Gerai, padėsim čia 2 moliūgus, nežinau kam jie, bet tarkim. Man atrodo, kad aš pats gavau tripitropį. Perkam 100 000 dar vieną platformą ir dedam čia brainrotą. Žmonės, aš turėjau 6 milijonus ir aš gavau gangster foterą. Čia tikriausiai labai geras yra. Gerai, tai va tai barbar patapim. Gerai, šiaip nesvarbu. Gerai, dabar vėl einam parduoti mano visus brainrotus. Ar čia galima daužyti brainrotus? Man atrodo, kad čia galima daužyti brainrotus. Nu gerai, nuo manęs fanai neatstoja, jie man davė Frigo Camelo kažkokį myfik labai gerą galbūt. Mano fanai man padeda daužyti brainrotus, tai yra labai gerai. Ir aš pažiūrėsiu, gal atsirado kažkokių naujų plants. Jo, atsirado 2 sunflower plants, tai labai gerai. Gerai, aš turiu 4 sunflower seeds, tai reikia iškasti šituos visus. Ir man duoda elefanto kokofanto, kuris kainuoja 17 milijonų, tai labai gerai. Man duoda dar kažkokį botelenį, kažką ten duoda. Gerai, iškasam šitą brainrotą ir padedam čia dar vieną sunflower seeds. Ir kaip yra jau veikia mano sistema, tik dar truputį padėsiu savo. Gerai, man duoda madungo kažkokį tai gerą tikriausiai, nes man blogų neduoda. Ir aš truputį durnelis, nes aš pamiršau, kad galima nusipirkti šitos kitus takelius, tai nusipirkam. O man davė kažkokį brainrotį vitešin, nežinau ką tai reiškia, bet aš nusipirkau dar takelių. Ir galim padėti dar 2 sunflower seeds. Ir dar tam reikia dar padužyti šitos lirilarila. Gerai, padedam čia dar pumpkin seeds. Gerai, aš jau turiu 15 milijonų. Ir šitoj linijoje aš nepadėjau nei vieno brainroto, koks aš protingas, tiesiog aš negaliu. Atsinaujino parduotuvę ir turėjo kažkas gero atsirasti, taip atsirado Dragon Fruit Seeds viena. Gerai, nu ir šitą Dragon Fruit Seeds, galim padėti čia. Šiaip kol kas aš galiu padėti šitos, kad bent jau būtų kažkas. Man duoda dar Movzeo sušininį kažkokį, tai va šitą tikriausiai labai gerą. Ir gerai, užstatom. Ir man ateina tas Movzinį, šišaninį. Tai tiesiog eina prie manęs ir duoda man brainrotus geriausius, tipo, kodėlgi ne. Gerai, ir aš jau turiu 21 milijoną, tai yra labai daug. Einam pažiūrėsim, gal atsirado dar kažkokių brainrotų naujų. 3, 2, 1 ir... Gerai, dabar kažkoks brainrot invasion dabar bus. Nubini King, kažkoks karalius, man pasakė, kad dabar ateis labai daug brainrotų. Welcome to story mode, defeated story and unlock the next biome. Čia yra dar biomai kažkokie, tai aš galvoju, kad čia tiesiog vienas biomas, čia daug biomų. Čia labai daug nubini pizzaninį ir aš padedu savo brainrotams jo žudyt. Nu, aš manau, čia mes galim truputį palauk, how are you still alive? Klausia, kaip aš dar vis gyvas. Ir čia atėjo boneka ambalabų kažkoks tai ir aš nežinau, ar mes išgyvensim šitą kovą, nes labai jau čia kažkaip geri pas juos visokie brainrotai. Failit, aš pralaimėjau. Nu, po 15 minučių bus dar viena brainrot armija, tai lauksim. Nu gerai, aš turiu 36 milijonus, pažiūrėsim, ką aš galiu nusipirkti parduotuvėje gerą. Ir čia yra King Lemionės Seeds. Bet problema tame, kad pažiūrėkit, kiek aš turiu pinigų. Ir pažiūrėkit, kiek mano King Lemionės Seeds. Nu, žodžiu, mes kol kas negalime nusipirkti. Tai nusipirkam 3 sunflower seeds ir 2 pumpkin seeds. Pažiūrėkit, kiek aš jau turiu brainrotų, jie tiek daug žudo visko. Gerai, dabar reikia sudėti visą šitą sunflower. Žodžiu, padėsim dar vieną pumpkin ir dar vieną sunflower. Negaliu sunflower padėti, nu gerai, tiesiog lauksim. Žmonės, aš jau turiu 41 milijoną, aš jau labai daug turiu. Gerai, ir mano fanas nori duoti Rinokalajo Kabaralio. Čia balerina kapučina, aš bandžiau ją sukasti, kad žiūrėk, koks aš protingas. Nu ką, jau atsinaujino parduotuvę ir aš galiu nusipirkti Watermelon Seeds vieną tik tai, bet vieną geriau nei nieko. Man nori duoti Los Trelalitos fanas, duokit man, prašau visus, duokit man. Watermelon Seeds, padėsim jau, man reikėjo iškas kažką. Nu gerai, ką dabar galim iškas? Galim iškas va šito. Ir aš iš to evento gavau Small XP, tai nežinau, galima gal tipo padėti ant tų. Bet kol kas aš nenoriu nieko dėti. Šitam takeliui tikrai reikia pagalbos, nes čia dar nespėjau užaugti mano sėklos, tai man reikia padėti daužyti tą orkalero orkalą, kurio man net šiaip nereikia, jis tiesiog epic. Aš nusprendžiau, kad reikia mums padidinti šitą, tai manau galim padėti juos visus čia. Pumpkin Seeds ir galim padėti Dragon Fruit Seeds. 4 cactus seeds tam padėti, kad greičiau užaugtų, kad bent jau kažkas būtų fermoje. Ne, tai jau, tik 2 galiu. Gerai, ir aš jau turiu 52 milijonus. Aš užėjau parduotuvę ir pasibėjau, kad čia yra Coco Tank Seeds už 5 milijonus. Ir man duoda Gold Pumpkin kažkoks mano fanas. Svarbiausia, kad aš turiu tą Coco Tank Seeds. Tai čia reiškia, aš galiu iškasti savo kažkokią gėlytę.
ir vietoj jos padėti tą kokotan seeds, kurį užaugs tik po 12 minučių. Tačiau kol kas šitos dvi mano pusės labai gerai susitvarkinėjo, o šitos tai nelabai. Bet dragon fruit užaugs po 10 sekundžių, tai jau labai greitai. Viena ir jo užaugo mūsų jau brainrotas, kuris šaudo. Aš galiu žiūrėti savo XP ant dragon fruit, plus 138 XP, ir galiu žiūrėti ant watermelon. Gerai, mes jau galim pradėti batlą, gal man pavyks prieš brainrotų invasioną laimėti. Einam pažiūrėsim. Gerai, ir čia atėjo tas didelis nubiniai picaniniai, tai tiesiog žudau dabar juos, padedu savo brainrotam ir aš su savo prenumeratoriu Stasiu. Ir va, atėjo jau boneka ambalabų. Ten yra dar vienas nubiniai picaniniai. Ir man atrodo, kad tame yra mano kažkoks tai flower. Nu, jis pakė, kad tada pabandyk nužudyti šitą ir jis išvitė antrą boneką ambalabų. O, sako, tu laimėjai šį kartą. Rimtai? Aš laimėjau. 43 milijonus. Ir Alessio kažkoks tai. Nu ką, tuo mes ir galim baigti video. Ir jeigu jums patiko šis žaidimas ir jūs norit antros dalies, tai pastatykit laiką, užprenumeruokit mano kanalą. Ir viso gero.